Sveiki, bičiuliai. Šiandieną mano laidos svečias yra žmogus, kuris gali atsakyti, jog amžius sporte yra ne riba. Žmogus, kuris dalyvauja vis dar aktyviai kultūrizmo varžybose. Žmogus, kuris yra sudalyvavęs ir jėgos trikovės varžybose. Ir šalia manęs yra ilgai lauktas ir sulauktas Vilius Pranskevičius. Sveiki. Kaip vėliau Panevėžio gyvenimas? Puikiai. Puikiai? Jo, be abejo, labai net nenoriu čia išvažiuoti. Žinai, kitas sakytų, o kodėl nedidelį miestą? O tai čia gerai? Nu jo. Čia nėra labai maža. Tu mėgsti tokį ramesnį gyvenimą? Jo, sėslų. Sėslų. Labai sėslų. Žinai, kartais, kai su merginom bendrauju, tai yra nedrąsu klausti, žinai, kiek metų ir kalbėti apie amžių. Dažnai moterisgi dabar žaidžia. Nu. Vilius jisai drąsiai teigia, kad jam yra 51. Jau vieni? Nu, tai 51,5, jeigu tiksliai. Ai, okay. Netgi. Aš tave pajauninau. Ne, ačiū labai. Iš tikrųjų, Vilius yra motyvuojantis pavyzdys man ir manau daugeliui, kas domitės kultūrizmo sportu ir apskritai geležies sportu, jog galima būnant 51 atrodyti daug geriau negu daugelis 30 metų. Sorry, bičiuliai, nesižeiskit, bet tokia yra realybė. Nu, tai vėliau. Ne, tai, jo. Žinai ką, aš galvoju, kad aš mėgstu su žiūrovais, kaip sakant, pralaužti ledus ir pasidarau kartais blitz. Galvoju, su tavim bus irgi ne išimtis. Padarysime blitzą. Okay. Tekiam matyti mano laidų? Jo, be abejo. Okay. Gerai. Tai kaip Karolis gali nematyti tavo laidų, ypač kai pusę mano komandos su tavimi buvo. Jo, teisingai, Rino Team, kurios. Jo, Rino Team. Jo, paskui prieisim prie Rino Team, prieisim prie varžybų. Pradžiai pasidarysim blitzą, tokį lengvą apšilsim, kad lengviau būtų bendrauti ir paskui prieisim prie gyvenimiško temų. Okay. Gerai, važiuojam. Višta ar kiaušinis? Višta. Audi ar BMW? Audi. Krepšinis ar futbolas? Krepšinis. Paplūdimys ar kalnai? Kalnai. Žalgiris ar Rytas? Žalgiris. Lovoje žiūrėti filmą ar vakarėlis? Filmą lovoje. Klaipėda ar Vilnius? Klaipėda. Popsas ar house muzika? House. Žiema ar pavasaris? Žiema. Laikas su draugais ar būti vienam? Būti vienam. Aukštis ar greitis? Greitis. Okay. Proteinas ar kretinas? Kretinas. Raudona ar geltona? Raudona. Vynuogės ar bananai? Bananai. Alus ar vynas? Vanduo. Vynas. Jeigu. Vynas, jo. Laikrodis ar batai? Batai. Blondinė ar briunetė? Briunetė. Okay. Šuo ar katinas? Katinas. Miestas Du katinai. Miestas ar kaimas? Miestas. Ledai ar burgeris? Ledai. Jo. Tikrai taip. Mėgsi saldžiai? Ne, bet ledus žiauriai mėgstu. Burgerį, ne. O jeigu dabar žiūrėk, gerbiamas treneris Ovidijus Ringys leidžia pasirinkti, ką nori skaniai suvalgyti. Ką Vilius renkasi? Jeigu šiuo momentu, ką? Bulvinių blynų su mėsa. Čia man būtų žiauriai skanu. Nenoriu jokių burgerių. Mėgsti bulves? Labai. Jo, labai. Cepelinai, kugeliai, bulviniai blynai. Okay. Lietuviškai? Jo, lietuviškai. Ir bet būtent noriu, kad ir, pavyzdžiui, kalbant tarp varžybų, ko žmonės labiausiai nori, ten pizza, burgerį. Ne, aš noriu, pavyzdžiui, silkė su bulvėm. Silkės? Jo, su bulvėm. Okay. Paprašiau. Bet čia, žinai, kas yra? Vat, kas nėra turėję tų tokių, žinai, varžybinių pasiruošimų, sunkiai gali ir suprasti, žinai. Atrodo, kiek turim šiandieną visokių pasirinkimų, ten sušiai, visokiai, žinai. Mažiausiai, ko noriu, tai sušiu. Nesimėgęs, ne? Mėgstu labai, bet aš jų tiek atsivalgęs su Ovidijum būnant kartu, tai nebenoriu. Žinau, kad to vis mėgsta. Labai mėgsta. 24, pavyzdžiui. Per vieną kartą? 16 arba. Jo. Nu, aš didelis esu, į mane daug reikia dėti. Šiaip iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau vėl galiu nufilmuoti laidą su dideliu žmogumi. Aš tą vis tiek laikau tokių iš didesnių kultūristų Lietuvoje. Sąlyginai jo. Esančių šios dienos padangėje, kadangi tų didesnių ir išdrįstančių būti didesniais, nes tai yra sunkus darbas, jų sumažėja ir stipriai sumažėja, bet tu vis dar, kaip sakant, bandai. Tai davai nusikelkime, Viliau, tada mes į tavo jaunystę. Jo. Žiūrėkim, kaip Vilius augo, užaugo ir kur tas sportas, kada čia įsijungi. Tai iki kokio ligmens ta jaunystė? Koks Vilius buvo mokinys? Oi, eilinis, neišsiskiriantis. Tu esi Panevėžietis? Jo, visiškai, absoliučiai. Kai gimiau, tai ir likau ir esu. Jo. Aha.
Tai absoliučiai nikom neįsiskiriantis judrus vaikas buvau. Aišku, mėgdavau lakstyti, bėgioti ir visą kitą. Mokiausi vidutiniškai, galima sakyti. O kiek pas tavęs sporto buvo? Žinai, tais laikais per daug aš perėjau. Ir boksą, ir karate, ir pramoginį šokius net. Okay. O kultūrizmą tai aš galbūt radau iš pradžių, būdamas 16 metų. Aha. Tai tais laikais, tai 16 metų, tai kažkur buvo 90 metai. Jo. Tai dar tokių džimų tai nebuvo, gingdėvė, tai būdavo undergroundiniai tokie, žinai, džimukai. Jo, kačalkės, tokie ten, kur vieno kvapo jau užsikačelint gali, žinai. Torono, žinai, lygiai. Jo, tai 16 metų pasportavau, bet kiek ten, gal 3 metus, žinai, ir baigėsi visi. Jo, taip, dėl savęs, taip, tų žinių jokių nebuvo, žinai. Ir tuo baigėsi visi sportai, mano. Ir ką tu Vilius gyvenime veiki? Gyvenau, dirbau. Karjerą? Ne tai, kad karjera, tiesiog. Tiesiog darbas, šeima, laisvalaikis. Tada pradėjai šeimą kurti, ne? Jo. Ir tu sugrįžai į sportą tik tai? 42. Tai yra 8 metai atgal. Lygiai 42. A kas įvyko tokio, kad pasakėjai savo, jog reikia? Žinok, labai įdomi situacija buvo, kadangi aš karts nuo karto prisimindavau, kaip aš atrodžiau jaunas, kai sportavau. Okay. Ganėtinai tikrai normaliai. Ir vieną rytą atsikėliau, pasižiūrėjau į save ir pasakiau, gal užteks savęs gailėti, gal reikia kažką keisti. Atsidariau internete vieną parduotuvę internetinę, nusipirkau soliuką, nusipirkau hantelių ir namie pradėjau sportuoti. Okay. Jo. Na ir gal porą mėnesių taip pažaidžiau ir supratau, kad namie ne sportas. O dėl to, pirmiausia, buvo nedrąsu, kad namuose pradėjai? Nes negalvojau, jog užkabins taip, kad norėsiu eiti į sporto klubą. Ir galbūt iš dalies buvo kompleksai, nes aš kaip pradėjau sportuoti, ta prasme, vėl pradėjau sportuoti, aš svėriau 70 berods 4 ar 6 kg. Okay. Kas dabar nesenai buvo jau 116. Manau, tu man, žinai, galėsim ką padaryti. Tu man atsiųsi tą nuotrauką, kažkur esu matęs tu tavo nuotraukų, žinai, ir pasidalinsim tiesiog žiūrovams. Kur buvai tada? Tai va. Žinai, palyginti žmogų. Tai taip ir gavosi, žinai, porą mėnesių pasportavau, pradėjau norėti labiau rimčiau ir nuėjau į sporto klubą. Ir jau kai nuėjau, taip jau nebeišėjau. Bet tai, o kurioje vietoje tu supratai, kad, o gal davai varžybom pasiruošti? Kas čia įvyko tokio? Žinai, kiti žmonės, žinai, vėliau, ten sportuoja nuo 16, ten auga, daro, ten 20 kelių, ten 30 būna. O čia, žinai, 40 kelių metų dėdas, atsiprašant, sugalvojo. Tai neatsiprašant, dėdas tai. Aš pats tai 40. Tai dėdas, tai nežinau. Matai, kaip buvo. Aš kai pradėjau sportuoti, ganėtinai iš karto supratau, ant kiek tai yra sunkus darbas ir pradėjau labai rimtai žiūrėti mitybą į viską ir man tiesiog progresuoti pradėjo viskas. Galbūt genetika dar lėmė. Ir pamačiau, kad yra galimybė formą padaryti. Dar nuvažiavau į porą varžybų, kuriuose draugas dalyvavo ir pasakiau savo, kad už porą metų aš ten stovėsiu. Ai, kažkas užkabino vis. Jo, pasakiau, aš ten stovėsiu už poros metų. Okay. Tai lygiai už 2 metų toj pačioj scenoje ir stovėjau. Tai... Okay. Tai va, kelinti metai buvo po tavo... 20. Ai, po sporto pradžios? Ne, 16 pradėjau. 4. Bet jeigu atvirai šnekant, dabar aš pažiūriu tas nuotraukas, kai tada lipau į sceną, tada aš savo atrodžiau žiauriai gerai, didelis ir viską. Tai aš manau, aš neturėjau teisės tada lipti. Eik, tu dažnai aš manau, kad čia... Bet matai, kas yra. Yra gerai, kai tu padarai išvadas ir toliau progresuoji ir gerėji. Yra labai nemažai sportininkų, kurie maža to, kad stojo vietoje, yra, kurie net blogėja. Ir lipa į sceną, žinai. Tai aš skaitau, jeigu tu darai progresą kažkokį, jeigu tu į gerąją pusę eini, tai gali toliau bandyti dalyvauti, žinai. O jeigu tu pabandy vienose varžybose ir atrodo tau okei ta forma ir ten praktiškai nei tu progresuoji, nei tobulėji ir toliau veržėsi tą sceną, tai aš skaitau, to daryti nereikia. O kur vėliau gaunasi visa ta, žinai, paslaptis, ta motivacija, žinai, gal tas paslaptis skamba keistai, bet ta motivacija, žinai, išlipai, ne, pirmas varžybas,
Nu, tikrai ten nieko nelaimėjai, žinai. Nelaimėjau, kodėl? Visos prizinės vietas, nes ten kategorijose po kelius žmonės buvo. Jo, bet žinai, toks išeini, toksai, nu, vat, išėjau, žinai, kažką pabandžiau. Pirmiausia, tikriausiai ką, įrodžiau savo, ne? Kad galiu. Jo. Nebuvo tos tokio, žinai, bet, nu, ką man toliau reikia, man čia 40 keli metai, ką man čia dabar toliau, vis tiek sveikatos reikalauja. Jo, matai, Karoli, mano charakterio bruožas yra toks, kad aš jeigu jau užsimanau kažko, aš to siekiu atkakliai ir užsispyręs esu aš. Koks to zodiakas? Žuvys. Ir ten pagal metus tigras, žinai, bet aš labai užsispyręs. Nejautis, kaip sakant. Ne, žmona jautis. Tai aš labai užsispyręs ir tai čia praktiškai visi žino, kad jeigu aš pasakiau, kad padarysiu, tai ir padarysiu. Žinai. Čia liečia sportą, liečia šeimoje, liečia darbe, visur kur gyvenime. Žinai. Jeigu jau pasiryžau daryti, tai darysiu iki galo. Tai vat su tom varžybom taip ir buvo, kad pabandžiau, paskui nusprendžiau, kad, aišku, trenerių pakeist, su juo kitaip paprogresavau, žinai. Bet tu turėjai tarpą, kada tu lygtis kaip ir planavai nutrauktis. Sakėjai viskas. Ir atsisveikinai kaip Selas su visais, man atrodo. Jo, gal tu porą kartų dar atsisveikinau. Ir Selas, man atrodo, porą kartų. Nežinau, kiek. Gal daugiau. Bet pas tai buvo. Aš atsimenu, buvo. Jo, Karoli, buvo taip, kad tikrai atsisveikinau, nes aš jau maniau, kad aš toliau nebeprogresuosiu. Ir nenorėjau tiesiog, žinai, nu, kaip ir minėjau, vėl verštis į sceną ir būti blogesnis. Ir gavosi taip, kad su video rengiu susipažinau. O kai su juo susipažinau, tai reikalai taip pajudėjo, kad jau nebedalyvauti nebegali, žinai, kai supranti kiekvieną čiutnečia, kas siunčiant praktiškai visą formą geresnę, žinai. Tai mes su Ovidijumi 3 metai. Ir ko gero dabar esu geriausiai formės, kokia buvęs. Ir vėl tas ringys, ne? Visi sakė, žiūrovai, kai žiūri. Tai čia be ringio nieko nebūtų čia. Ringys jis tur prikiša savo nagus. Ir žinai, va čia yra pavyzdys, kad, nu, metai į viršų, forma geryn. Nu jo, tai... Žinai, toks kuriozas. Ringys dar juokėsi, sako, tu kaip Benjaminas Batonas, žinai. Ai, kur? Jo, kur jaunin. Jo, žinot, kaip yra filmo. Labai geras filmas, verta pažiūrėti. Jo. O kaip viduje jautiesi, žinai, vis tiek tas amžius? Ne, kai matai iš... Jo. Jis energingesnis tarsi. Jo, viduje galbūt kitaip nei išorė, žinai. O toks labai įdomus klausimas būtų. Ant kiek viduje jautiesi sustojęs? Ties kuriuo amžiu? Ar tu pajutai, kad lyg jauniesum? Ties kokiais 40. Galbūt. Galbūt 45 maksimum. Čia maksimum. Okay. Bet pasakysiu taip, aš viduje jaučiuosi kur kas geriau būdamas 51, negu tarkim man, kai buvo 35. Nes tada, įsivaizduok, šakalys su kažkokiu pilvu 74 kg. Ką? Skinny fatas buvai. Jo, toksai. Ir supranti, amžinai kompleksuose visą kitą, žinai. Tai dabar... Kompleksais, tas dorojimasis, ar šitas sportas iš tų kompleksų tave ir išnešė? Nežinau, žinai, galbūt tas sportas visų pirma davė discipliną, žinai, o po to, ko pasekoje viskas pradėjo kitaip keisti, žinai. Galbūt ir tas labiau pasitikėjimas savim atsirado. Nežinau, tikrai negaliu įvardinti. Bet kad pasitikėjimas didesnis šiuo metu nei kažkada ten seniau buvo taip. Bet ne dėl to, kad tu čia kažkaip išskirtinai atrodo, aš niekados taip nesijaučiu, net va dabar, kai buvo varžybos, tai visi komandos nariai ten už mane 10, 15, 20 kg mažesni, žinai, aš prie jų prieinu ir sakau, jūs tokie didelė, aš toks mažas prieš jūs. Tai čia, žinai. Čia yra, irgi kas dalyvauja varžybose, aš atsimenu labai gerai, mes su Vilium Sosnovskiu išvažiavom į Varšuvą tos prokortos laimėti. Ir Vilius Sosnovskis jau, žinai, ten tarp tų vaikšto ir jis irgi, tas koks didelis, sakau, nusiramink, ir tu toks pat didelis, tik tai mes savęs niekada nematom tokiai, žinai. Toks atrodo, žinai, visą laiką, už tą mažesnis, aš už tą, žinai, mes lyginame save. O kai man sako, kad, supranti, pasako, va taip, tu didelis, gerai atrodai, tai man pirma mintis, jūs meluojat man.
Jūs kažkodėl man meluojat, jūs norite įtikti, aš netikiu jais ir vis tiek galvoju, kad aš Dabar jau mažas, gal žinai. tą priimi, jau tokio, žinai, jau tą tokį pasitenkinimą, kad jau vis dėlto įvertini pats save. Žinok, ar aš ten jaučiu kažkokį tą pasitenkinimą, ar ką, tai... Aš jaučiu pasitenkinimą. Galbūt būti didesniam. Jo, šiaip taip, bet aš, pavyzdžiui, didžiausią pasitenkinimą jaučiu ne ten išvaizdos prasme, bet tai, ką darau. Man tikrai yra labai stipriai malonu, kai mane darbe vertina ne tik kaip darbuotoją, bet kaip ir žmogus siekiant tikslų, sportininką, nes tikrai darbe tai vertina ir paskui tikrai labai yra malonu, kai dukra pasako, kad jos mokytoja ten kažkokia pasakė, kad va, tavo tėtis sportininkas. Kai vaikai didžiuojasi tavim ir, kur kas maloniau tokių pavyzdžių būti negu aludės lankytojų. Panevėžio baro herojus. Jo, čia buretinės. Tai nežinau, sakau, galbūt. Aš galvoju, mes irgi su tavimi esam pažįstami tikriausiai kokius jau 5-6 metai. Man atrodo, kaip aš pirmą kartą, dar net nebuvo varžybų, nes man pirmas varžybos turėjo būti 20 pavasarį per COVID-ą. Ir aš tada rašiausi. Ir mes jau pradėjom bendrauti. Tai va, galim sakyti, nuo 20 pavasarį. Įdomu stebėti. Ir aš labai norėčiau nukeliauti vieną tavo gyvenimo etapą, kai tu nusprendėjai ruoštis jėgos trikovės varžybom. Turėjai etapą? Jo, tai ne tik turėjau, tai aš praktiškai jį ir dabar turiu. Prieisim ir prie to. Jo. Tai, kas ten susisuko? Buvo taip, aš turėjau kirkšnies išvaržą. Taip. Ir man padarė kirkšnies išvaržos operaciją. Kas įdomiausiai. Po tos operacijos man labai atsirado didelis noras daryti mirties trauką. Nežinau kodėl, bet aš iki tol niekados nedaręs buvau. Gal jauti kokį diskomfortą? Nežinau, kas užėjo. Tai man praėjo operacijas 4 savaitės ir aš patį pirmą deadliftą dariau gal 100 kg. Bet ten, aišku, video kažkur buvau radęs, pasižiūrėjau, ten baisu žiūrėti. Ir pradėjo kabinti man tas dalykas didelį svorį. Pradėjo patikti. Aš norėjau bandyti dideliais svoriais, aišku, ten technika, nieko gero, žinai, pritupimai, kampo nėra ten. Ir gavosi taip, kad tokia dukros draugė, mergaitė labai užsimanė, kad, šią treniruočiau, padėčiau sportuoti, bet kalbos apie trikovę jokios nebuvo. Taip. Jis norėjo galbūt nusimesti svorį, aišku, visos panelės nori būti gražios ir visą kitą, tarp kitką, ten daug svėrė labai, žinai. Ir aš pamačiau, kad jinai labai ganėtinai sėkmingai jėgos prasme vystosi. Ir aš pasiūliau jai trikovę, nors pats apie trikovę negalvojau dar. Ir gavus taip, kad jis sudalyvavo varžybose, laimėjo ten medalį ir mane patį užkabino. Tai, kad aš ją treniravau trikovį, užkabino, kad aš pats dalyvaučiau. Ir nežinau, ir šiaip pradėjau aš tos svorius didinti, daryti, techniką lavinti ir ganėtinai gerai sekėsi. Man visos treniruotės ir net iki šios dienos pasiruošimas kultūrizmo varžybom prasideda kiekvieną treniruotę SBD pratimų. Tai jeigu kojos pritupimais, jeigu krūtinė spaudimu, jeigu nugarą... Tavo treniruočių video, žinai, kad tu labai mėgsti tuos bazinius tikrus SBD pratimus. Būtent kiekviena treniruotė prasideda SBD pratimu. Kiekviena. Apšilimas, SBD, ten SB arba D ir tada jau papildomi pratimai. Nes soviu, taip sutarta buvo, kad jeigu tu atėjai į priepą labai išgerėjęs su tokia bazė, kam kažką keisti? Faktas, tau taip įprasta jau padarė. Jo. O kas iš spaudimas, tupimas, trauka tavo geriausiai sekasi? Labiausiai tai mėgstu pritupimus. Belia kaip, nežinau, jeigu kas... PR varžybinis 220, salėj 240 ne vieną kartą. Ta prasme, ne pakartojimų, bet ne vieną kartą pritupęs 240. Bet man labiausiai patinka būtent pritupimai, tai aš jos galėčiau daryti kasdienį, kas leistų. Paskui jo mirties trauka. O kuo didesnė mirties trauka svoris, to mažiau aš pergyvenu dėl savo bench preso. Nes ten silpnoji vieta. Dėl mirties traukos pasigirk svorį. 270 su strapsais, 260 plikom rankom. Solidu. Ganėtinai taip. Ir kiek bench presas? Ne, aš 165. Čia gan nesenai, čia prieš gal
Prieš porą mėnesių padariau. Varžybinis, aišku, mažesnis, salė kitaip. Nu, bet varžybos pas mane buvo prieš. Varžybinis buvo 625. 625. Įskaitytas, jo. Bet ten nebuvo, ten pritupimai galėjo būti geresnį, padariau klaidą. Deadliftą mirties trauką užsidėjau mažesnį svorį negu realiai galėjau padaryti. Ten lengvai atkėliau, net paskui jokia sako, kad tu čia užsidėjai tokį svorį kaip pirminį. Nu, bet, nu, nežinau, šiaip tokiam amžiui ir su tiek metų sportinio stažo, tai gal gerai. Tai aišku, gerai. Ir dar negalas, aš dar norėčiau. Čia turi dar planą, vėl atsisveikinsi su visais iš kultūrizmo. Jo, aš kai dalyvau dabar paskutinėse trikovės varžybos, tai buvo VRP federacijos Šiaurės Europos čempionatas, tai aš tą dalyvavimą įvardinau kaip poilsis nuo kultūrizmo. Tai ten visi juokia, sako, žmogus nuo kultūrizmo atėjo pailsėti į trikovę. Aš esu komentatoriaus. Ten Kasinis gal. Jo, su Saurimu. Jo, aš tikėjau, jūs ir, ilsisi nuo kultūrizmo, dalyvauja trikovį. Žiūrėk, mes kadangi turėsime antroje laidos dalyje treniruotę, tai mums reikia energijos biški ir biški pampinių medžiagų. Tai šito dar neturėjau. Savo laidose ir dar mažai kas yra gavę. O toks, žiūrėkit, hebrytė. Tai čia mes bandymą darysim? Jo, mes būsim. Šiaip, žinai, aš visą laiką juokauju, sakau, kultūristai yra labiausiai drįstantis surizikuoti ir išbandyti kažką ant savęs. O tu nesibandęs to? Aš esu. Ai, tada gerai. Nes jeigu ne, tai... Atsisakytum. Čia Kebra Gaspari Super Pampas, Super Maxas, naujas pas mus produktas. Ir šiaip dabar Gaspari liniją biškai išplėtėm. Tai šiaip pagal sudėtį gali užmest akį. Yra labai stiprus pompinis pre-workoutas. Jo, jisai, kas patinka man, tai kad daug pampui, energijai, jeigu vienas servingas... Ir kofeino nėra daug. 150. Jo, tai geras puodelis kavos. Toks double espresso, kai sako. Jo, dvigubas espresso, jo. Tai gerai, tas labai gerai. Kad žinai, gerai gaunasi, kad čia tada, jeigu tik po vieną servingą, yra, man atrodo, 50 servingų pakuotį. Tai žiūrėkit, Hebra, pusė kilogramo 50 servingų. Ir man atrodo, kaina ten 30 keli eurų. Tai, nu, jo, tada tikrai... Ir medžiagos, ir tirozinai, ir cholinai, visi, kas koncentracijai. Tai aš turiu vandenuko, Vilius irgi turi vandenuko. Tarp kitko gertuvė iš tavęs dovanota. Mes susimakaliuosim dabar. Po vieną kaušiuką. Esu bandęs 2, man buvo per daug. Per daug. Jo. Toks jau buvo, pabaigiau treniruoti ir galvojau, o dabar dar reiktų ir maratoną prabėgti. Ant tiek energijos užsivaibino, žinai, kad buvo per daug. Matyt, daug valgiai dar prieš tai. O, tai stengiamės. Aš matai, kai varžybos ant nosies, tai nors aš sąlyginai daug aš sąlyginai daug valgau. Tuoj prieisim prie maisto. Labai įdomios temos. Daugeliu, ką žiūrite. Čia kokios skonį mes turime? Čia fruit punch. Šiaip gal turi net skonį. Jo, tai, Gasparis. Mes jį susigersim po truputį, kol baigsim pokalbį. Šiaip galima susigerti greičiau, kas norite, bet šiaip gerai jis. Nes aš, pavyzdžiui, sportuoti galiu 90-120 minučių po valgymo. Man geriau. Man, pavyzdžiui, yra geriau sportuoti alkanesniam negu pilnesniam. Man irgi, pavyzdžiui, ypač jeigu trauka. 10 minučių darbą aš toks, jeigu jau dar truputį jaučiu maistą, man nepatinka. Taip. Bet va, kaip sakai, jeigu apie 90 kai pradėdu norėti lengvai valgyti. O tada geriau biškai alkanesniam toksai, nu, visai kitaip. Ir ypač supranti, kaip pas mane treniruotės prasideda nuo sunkių pratimų. Vieties trauka ar ten pritupimas, kai dėdėsi diržą, nors diržą aš deduosi tik tai jau prie didelių svorių. Tai kai būna pilnas skrandis, tai apsitempi to diržo, tai net skrandis skauda, tai jau geriau sakau alkanesniam būti. Ypač su tais tokiais sunkesniais pratimais. Jo. Kur, žinai, tau užveržia ir jauti, kad... Nes aš sakau, diržą naudoju tik tai mirties traukoj ir pritupimuose ir tik tai pritupimuose galbūt nuo 160 traukoj, gal nuo 180 kg. Tai jau naudoji tą tikrą... Jo, tikrą SBD. Ne tą mazgą. Ne, tą jau, kur žinok, pirmą kartą užsidėjau, galvau šonkulis susilaužyti. Aš žinau, ne, tai mazgočiai ne. Tai mazgočiai, aš mėgstu tiesiog užsidėti, žinai, tokia... Ne, aš iš vis nenaudoju diržo, nes visų pirma, diržas kam jis reikalingas yra, galbūt kultūrizme, galbūt, nežinau, kvėpavimui, kad teisingai kvėpuotum, kad pajaustum.
Jo, nes per krūtinę. Jeigu diržas atitempia, reiškia negerai. O trikovė jėgos atvirkščiai, tu įkvėpi į diržą ir aptempi korpusą. Traukai. Jo, aptempi korpusą, įbetonuoji, tai aš jo nenaudoju išvis niekur kitur, nes dauguma žmonių klaidingai galvoja, kad diržas palaiko nugarą ir stiprina ir visą kitą, o atvirkščiai silpnina korpusą. Nu, taip yra. Korpusą reikia stiprinti pratimais, o ne diržą užsidėjus ir galvoti, kad jis jam padeda. Diržas nelaiko nugarą. Jis tiesiog sucementuoja, kaip tu sakai. Na, tai bet sakau, tada reikia mokėti kvėpuoti. Šiaip skonis geras labai. Geras, ne? Gerai, grįžtam tada prie temos. Ar dar, tu kaip sakai, dar turi planą į tą trikovę sugrįžti? Jo, aš tokį planą turėjau, kad, bet to jūs pasakėt, Ovidijus Ringys, kad gal tu nedurniuok, nes aš, jeigu atvirai norėjau, man varžybos paskutinės lapkričio 16. O varžybos kultūrizmo 20... O trikovės, o 20... Kitą savaitgalį 20 trikovės, sakau, gal man tada galima, nes čia svoriai pas mane salį praktiškai pairai. Gal tu nedurniuok. TNF gaila. Jo, ten centrinė jau būtų žuvus, manau, žinai. Jaučiu rezultatas kentėtų, žinai. Jo, tai ir galbūt... Ir niuansas traumus. Jo, nes tu esi sausas ir per savaitę užsikrauti Jo, ir sausgyslės, tai gal jos nebūtų tokios šlapios, tai galbūt labai lengva nusiplėšti. Iš tikrųjų, galim pakalbėti apie tavo dabar šių metų varžybas. Tu esi dabar sudalyvavęs vienose MPC Lietuvos regionėse varžybose. Kaip ten sekės? Tai gerai. Savo amžiui laimėjai? Jo, tai savo amžiaus kategorija, kas yra pagrindinė mano, tai Masters 50+, tai jo pirma vieta. Paskui 40+ antra vieta ir Open kategorijai sunkiasvorių trečia vieta. Supratau. Ir dabar važiuosi į Vengriją, visa komanda važiuojam į Fit Paraidą. Mūsų laida dabar, kai išeis, jinai išeis jau kitą savaitę po Vengrijos, tai sveikinu tave su geru startu. Ačiū, iškart tikiuosi. Kai žiūrėsi, matysi, kad jau sveikinu, kad geras startas buvo trejetą giliau. Jo, turėtų. Tai aš Vengrijoje dviejose kategorijose, tai man pagrindinė prioritetinė, tai ir mano Masters 50+, tai čia vienreikšmiškai, nes ir 40+ pasiėmiau, su jaunimu. O į kultūrizmą nebandyti išlipti? Ne. Ne, kultūrizmo tos, būtent kur Open kategorijos, tai galbūt čia labiau vietinės reikšmės, tai šiuo metu tik tai MPC, bet tik prieš tai ten buvo NABA federacija, kitos federacijos. Bet... O kas po šitų varžybų laukia? Dar 2 startai? Jo, tada po 2 savaičių Varšuva Golden Cupas. Ten būna geras lygis. Jo, ten dalyvių belia kiek, ten jo ir lygis, ir organizavimas, viskas labai šauniai. Aš kiek supratau, ir Fit Pareidas turėtų labai smagus būti, nesu buvęs. Tai va Lenkija, ten vėlgi 2 kategorijos, 40 ir aišku savo 50. Ir tada už 2 savaičių pagrindinės šio sezono. Lapkričio 16, jeigu tiksliai. Tai pagrindinės varžybos, dėl ko ir pradėjau visą šį sezoną, tai bus Italijai, Milane. Euromasters, ten vien veteranų. Tik veteranų varžybos? Tik tai veteranų varžybos, kur jau veteranai iškunda 35 metų, kokie čia veteranai 35, kiti sportuojas pradeda 42. Kai kurie taip? Jo, tai ten galbūt vienintelis turnyras, man žinomas, kur dalinamas pro korpus. Jo, tai vadinasi, aš kiek suprantu. Ten pavyzdžiui, aš savo Masters 50 kategorijai, tarp kitko dabar aš tave pertraukiau, nors su Ana kaip kalbėjai, tai girdėjau, kad tu pertraukinėjai. Aš džiaugiuosi, kai mane pertraukė. Tai ten ir Masters 50 kategorijai dalina pro kortas, tai aš vienintelį ten kategorijai. O yra sekanti dar kategorija? Ne, bet aš Roviui parašiau, kad visgi jau daugiau kaip 50 nebėra, tai jau aš oficialiai galiu ir užsidaryti, nes aš dar tokia turėjau mintį, sakau, gal po 5 metų grįžti 55, bet yra kitose federacijose, MPC nėra, NABui, man atrodo, yra, NABA 55, jo, NABui tikrai yra 55. 60 plus, gali būt, kuriuose aš matęs tokių. Tai va, visas tas sezonas ir buvo užkurtas vien dėl tų Italijos varžybų. Nes su Ovidijum Ringiu pašnekėjom, kad kada kitą kartą, jeigu ne dabar, nes kai toks amžius, žinai, tai bet kada jau galbūt ir turėtum atgal judėti, ar bent jau sustoti, nes, būnant 51 ir dar taip progresuoti, kažkada turi ateiti riba. Kaip tu manai, kur yra
tavo progreso sėkmė? Vieną dalyką, ką įvardinti, tai užsispyrimas. Jo, užsispyrimas. Visiškas, absoliutus, 100% trenerio nurodymų vykdymas. Vat kaip yra įdomu. Aš pats treniruoju irgi, ne, ten mergaitė, ten, kad ir dukra, žmona. Taip. Ir pats supratau, kaip yra pikta, kai tu stengiasi dėl kitų žmonių ir jie pradeda nevykdyti to. Tai aš savo nežmonai pasakiau, kad dabar, būtent su Ringiu, kai mes pradėjom dirbti, darysiu absoliučiai viską tą, ką sako. Ar man atrodys teisinga, ar neteisinga. Tikrai nekvesionuos jo sprendimų ir viską darysiu. Ir galbūt tai pasiteis. Bet visiškai absoliučiai 100%, bet ir disciplina. Karoli, grinai disciplina. Žmonės nesupranta, jie galvoja, kad ten būkim teisingi. Dauguma pasako taip, čia įsišovė, pagulėjo kone. Tai čia hormonų, steroidų pasivarė. Įdėktų kokį postą į Facebooką ir komentarų, pats žinai, kokių gauni. Tai tarp kitko tie komentarai man dar labiau motyvuoja. Tai sakau, visiška disciplina, visiškas atsidavimas tam ir gyvenimas tuo. Tai va aš ką ir norėjau prieiti, kad nukrypimo. Aš šiek tiek, kadangi tave pažįstu, žinau, kad tu esi žiauriai. Ne, šiek tiek. Tu labai mane pažįsti. Tu esi žiauriai. Man esi vienas iš tų pavyzdžių, kur blemba, pas tave ten tos pakalaida valgymais yra tikriausiai, gal 10 minučių nedaugiau. 10 minučių. Nes aš sėdžiu mašinoje, galvoju, jeigu tu dar 10 minučių pavėluosi. Tau kitas valgymas jau yra. Tai aš žinau, kad tu šito vietą esi baisiai ir man kas patinka, žinai, kad komentatoriai, kaip tu įvardini, jie, žinai, pamato nuotrauką ir sako, jau šitos tai, blėt, steroidinis, žinai. Hebra, žinai, vis dar hebra yra galvojančių, kad hormoniniai steroidai, jie patys iš savęs užaugina tos raumenis, jie, žinai, padaro tas formas, bet kad už to slypi mityba, kur yra pagrindas. Sutarkim, kad mityba tikriausiai yra kokia 90%. Jo. Viso sėkmės. Ne, gal ne 90. Taip, 70 tai tikrai. Kiek procentų dėtum ant steroidų naudos? Rezultato galimo? Žiūrėk, aš pasakysiu taip. Jeigu tu laikaisi griežtai disciplinos, mitybos, sporto, poilsio režimo, tai tie papildomi dalykai prideda ganėtinai nemažai. Bet jeigu tu to nesilaikysi, tai 0%. Nes, praktiškai aš ne vieną žmogų pažįstu tikrai asmeniškai, kurie vartoja ir kurie sportuoja, bet jie į sportininkus panašus tik tada, kada tu jas pamatai salėje. Aš nesuprantu, kodėl jie tai daro. Bet, kas aš toks esu, kad aptarinėti jų reikalus. Čia jų sprendimai tegul daro, ką nori, ne? Jo. Bet tas dalykas padeda tik tuo atveju, jeigu tu labai stipriai dirbi. Bet labai, nes žmonės... nes galvoja, kad ten išausiu, galėsiu ateiti salėje, ten pažais ranteliukais. Ne, tikrai ne. Žmonės tiesiog... Kas taip galvoja, galbūt ateikit su manim pasportuokit kartu, arba bent jau pažiūrėkit. Mes prie sportuosim antroje laidoje. Ne, šiandien nebus tos treniruotės kažkokios ypatingos, kadangi man paskutinė pull treniruotė. Ne, tai tu išgyvens. Nes reiktų su tavim 260 traukti. Ne. Tai bus tokia lengva treniruotė, tokia, žinai, random. Ok, dar labai svarbus klausimas, kadangi tu nebe jaunuolis ir aš nebe jaunuolis ir kuo mes labiau nebe jaunuoliai, mes tuo labiau turim pradėti rūpintis sveikata ir ypatingai papildais, kurie gali padėti pagerinti tam tikrus procesus, tokius kaip atsistatymas, miegas, mitybos tam tikri trūkumai, vitaminai, mineralai, ko mes pakankamai tikrai nesusitinksim iš mitybos. Kaip pas tave kito šita būtent maisto papildų dalis ir per tuos, pavadinkim, paskutinius beveik 10 metų? Ir ką šiandien Vilius naudoja? Kaip kito, tai labai kito, nes visų pirma, žinios visai kitos, darbas su Ovidijum Ringiu labai daug ką pakeitė. Nes Ovidijus Ringis tikrai pasižymi tokių trenerių, kuris labai didelį dėmesį skiria sveikatai. Labai.
vat kaip pavyzdys, yra trenerių, kuriem tiesiog tu ark daryk belę ką ir man čia kaip tavo sveikata niekam neįdomu, tai Ovidijui Ringiui galbūt prioritetinė pusė yra sveikata. Ja, aš vietą labai gerbiu ir Jovį. Jo, tai šiuolaikiškas treneris yra ne tas old schoolas, tai man labai patinka ir man tinka. Tai, o iš papildų, tai nežinau, tai pagrindas, aišku, dabar yra tokie dalykai, tai ypač tokiam amžiui, tai kraują žiūrėti, širdis, labai širdis, tai tokinazė eina šiuo metu tikrai visada. Vitaminas D3 čia būtina bet kada. Omega 3, tarp kitko, 6 gramai kasdien, tai 3 ryte, 3 vakare. Daug, žinai, būna pasakai, kad 2 gramus vartoju, sako, kam tiek daug? 6, tai čia mažai, aš dar ir 8 esu vartojęs, dabar tik tai 6. Tai aš suprantu, šitą vietą puikiai viską tvarkoju. Tai va kas, tokinazė, bet ten jų bazė, kompleksas eina, negrinai tik tokinazė. Omega, vitaminas D, ašvaganda, čia būtina, magnis, čia būtina. Tai čia tuos galbūt išskirčiau kaip prioritetinius. Supratau. O daugiau tai ten papildai natūraliai, tai aišku glutaminas, aišku kreatinas, štai tau aišku. Kolagenas. Ne, tai kreatinas tai turėtų būti visiems aišku, tai čia. Bet daug kas vis dar atsiranda žmonių siejančių, kad kretinas lygų kultūrizmas. Ne. Bet vis dar, žinai, yra ta tokia matymas, kad, bet žinai, reikia pripažinti, kad kodėl tas susiformavęs stereotipas. Seniau apie kretiną buvo tikrai, nusikelkim 20 metų, tai buvo net gal. Apie kretiną buvo tikrai nepakankamai daug informacijos, nors jis jau buvo tyrinėtas ir ištyrinėtas, žinai, daugeliui, bet daug kas jį asocijuodavo ir koreliuodavo būtent su tais salės kočiokais. Man pačioj pradžioje irgi taip. Nes aš kaip pirmą kartą nusipirkau kretiną, aš galvoju, mane išnešios. Aš irgi atsimenu labai gerai, pirmą kartą man buvo gal 19, aš pasislėpiau nusipirkęs kretiną, ar 20 gal metų, turėjau tokį trumpą periodą, kokių metų laiko į salę jau, žinai. Ir galvoju, o dabar tai jau man, ir dar prie vokalto. Margininu, citulinu. Ar jau šau, prisižiautų nuotraukėlių, kaip ten atrodo, ant to pakuotės. Viskas, pavartosiu ir būsiu bam. Ne, o kreatinas yra ne tik sportuojantams. Aš kaip sakau, čia yra, žinai, maistas raumenim, antras dalykas, maistas smegenim. To norėjau sakyti, smegenim. Aš šitą tai sportuojančiam galbūt aktualiau raumenim, ne, o tiesiog smegenis jo. Aš šitą, kaip visada, žinai, tu mane važiuoju netuščiom. Šį kartą irgi atvažiavau pas tave netuščiom. Malonu. Vis tiek žinau, ką daugiau žmonės naudoja ir ką reikia atsivežti ir kaip, ką nors aš mėgstu, kaip būti naudingas. Tai žiūrėk, nuo ko pradėsim? Nuo to, ką tu ir pats paminėjai. Aha. O. Žiūrovam parodysim. Nu va, čia numeris 1 ir numeris 2. Jo, čia 2 labai svarbus dalykai, tai yra ašvaganda ir magnio bisglicinatas. Būtent organinė forma. Jo, tai yra viena iš geriausių organinių magnio formų šiandien dienai, tokių labiausiai prieinamų pagal savo kainą ir pagal savo kokybę, nes tai yra būtent magnio ir glicino junginys, kuris labai gerai įsisavina. Jo. Iki, beje, žiūrovai galiu pasakyti, 70-75% tokio magnio į mūsų organizmą įsisavina. Kai tuo tarpu magnio citratas, kuris yra populiariausias, ir pigiausia forma. Pigiausias visose vaistinėse galima įsigyti 30-35%. Tai įsivaizduokit. O aš kažkaip girdėjau net apie citratą, kad net iki 50 pasirodo tik tais 30. Tik tai. Tai įsivaizduokime, kad, žinai, kur yra esmė, kad tu gali ir su magnio citratu gerti pigesnį, daugiau, didesnį kiekį. Bet turėsime bėdą, jeigu mes kelsime... Žinau, kartais tai ne bėda, kartais tai pagalba. Jo, magnio citratas laisvina vidurius. Ir jisai atpalaiduoja ten tą žarną, kur paskui iššikama viskas iškeliauja. Juokas juokais, bet tai čia kartais pagalbinė priemonė būna. Ypač kultūrizme. Jo, nes... Per pikus. Jo, per pikus, kai pradeda užkišinėti, tai labai geras dalykas. Čia viena iš paslapčių. Jo. Tai šitą žinau, ten gramais tada jau būna. Jo. Ir aišku, ašvaganda, kuria yra daug kartų, apie kurią aš asmeniškai su daug kartų socialiniuose tinkluose kalbėjęs ir tikriausiai gal tiek ir savo laidose minėti, tai yra adaptogenas, kuris tikrai reikalingas, nesvarbu, ar jūs sportuojate, nesportuojate. Šiandien dienai susidurime su tuo streso faktorių daugelis,
Jo. Ir kartais žmonės, žinai, skirtingai sako, aš nestresuoju, aš neturiu streso, man viskas gerai, žinai, bet mes streso turime gyvenime tiek, kad mes jo kartais net nesuvokėme. Mes gal nesuvokėme, bet mūsų smegenys stresuoja, mūsų nervų sistema stresuoja. Netgi elementarus sportas su dideliais svoriais tai yra stresas. Be abejo. Ir ką žinai, svarbiausia, kad mūsų smegenys, jos neatskiria streso šaltinių. Tai reiškia, ar tu trauki 260, ar mane paliko mergina, mano smegenims tai yra lygiai toks pat streso faktorius. Jos patiria tokį patį stresą. Ir va šitoj vietoje, žinai, kartais galvoju, netgi ir intensyvus sportas, boksas, bėgimai, maratonai, tenais turi chebra labai didelius streso faktorius. Ir tai yra lygiai toks pats stresas, koks ir emocinis. Todėl ašvaganda, adaptogenas, jisai padeda būtent su to stresu kovoti ir padėti susikontroliuoti su kortizoliu. Pagrindinis streso hormonas. Jo, kortizolis tai yra blogis. Kartais gali būti nauda. Galbūt. Pirmos dienos pusėje, pavyzdžiui, prieš treniruotę. Jo, yra pakilęs jisai, nes jisai mūsų kelia, jisai mūsų žadina. Jisai yra mūsų pirmos dienos variklis. Antros dienos pusėje jis mums nereikalingas, nes reikia eiti miegoti. Beje, Vilius turi labai griežtą discipliną dėl miego. Jeigu Viliui prašai po 9, tai žinai, kad jis nebetrašys. Karoli, jeigu po 8 aš nebetrašys. Gerai, kartais prašai. Bet aš žinau, kad po 9 tai jau tikrai ne. Pasakyk tavo miego rutiną. Pasakysiu taip. Jeigu nežiūrint pasiruošimo etapo, tai yra 20 valandą lovai ir 3 valandą iš lovos. Okay. Žadintuvas nustatytas 3 valandą, bet aš nelabai atsimenu, kad aš keliu su žadintuvu. Pas mane akis automatiškai be 5. Savo. Bet šiuo metu pasiruošime, tai 19 valandą jau miegu. Jo, jau miegu 19 valandą, bet kas blogiausia, aš neatsikeliu sekančią dieną. Aš prabundu tą pačią dieną. Kada 12? 10-12, pavyzdžiui. Oi, blemba. Ką darai? Nainu į tualetą, pasėdžiu, suprantu, kad aš labai noriu miego, grįžti į lovą ir dar valandą bandau užmigti. Ir tada jau 1 valandą iš lovos, tada dar gerą valandą prasitrinu, kad pavalgyti. Pavalgau ir... Kada pirmas valgymas būna? Šiuo metu dažniausiai 2 nakties. Ne, jum nakties. Man 2 ryto. Jo, ir tada į salę. Ir salėje jau po apšilimo dažnai 4 valandą po apšilimo būna. Nes mano treniruotė trunka tikrai daugiau negu 2 valandas. Tai aš labai pilnai spėju normalią treniruotę neskubant padaryti. Dar pasidaryti mobilumo pratimus, apšilimą, dabar kardio dar buvo ir į darbą. Aš ką norėjau, bičiuliai, būtent ir pasakyti, jūs kartais man rašote, o davai pakalbink, sako, žmogų, kuris nėra gyvenantis tik tai sportu, kuris dirba samdomą darbą ir sportuoja papildomai, dar tai daro profesionaliai. Tai Vilius yra vienas iš tų žmonių, kuris turi darbo rutiną, turi samdomą darbą, dėl ko jisai keliasi. Tu pats papasakok, ko tu tada taip anksti keliesi? Visų pirma, keliuosi anksti dėl to, kad aš jau daug metų pripratęs sportuoti rytais. Jau labai daug metų. O darbas oficialiai prasideda 8 valandą ryto, kaip praktiškai daugumo žmonių, bet kadangi dirbu tokį darbą, tai yra su inžinieriniam sistemom, jeigu tiksliai, tai yra visos priešgaisrinės sistemos ir visa kita techninė priežiūra. Ir objektai yra po visą Lietuvą, netgi ko ne 200 km, tarkim, iki pirmo objekto. Tai aš labai dažnai išvažiuoju ir 6:30 ir 7 ryto. Tai man geriausia yra sportuoti rytais prieš darbą, nes aš tada būnu maksimaliai kupinas energijos. Bet tu būni vieną kartą pavalgęs, taip? Jų prieš sportą, jo. Vieną kartą pavalgai? Jo, ir man to užtenka. Treniruoti, tada iškart vėl pavalgai post-workout, tada po 3 valandų vėl valgai. Bet tai tokia rutina pas mane, Karoli. Atsikeli ryte, pavalgai, treniruotė, darbas, grįžti namo, pasiruoši kitai dienai ir eini miegot. Manęs klausia, kodėl tu taip eini miegot anksti ir ten visą kitą. Tai sakau, aš nežinau, aš dienos bėgėje pasidarau visus darbus, ką man reikia, o ką man vakare televizorių žiūrėti. Tai aš geriau išnaudosiu į miegui.
kaip pas tavęs skiriasi vasaros laikas? Ne, pas mane nei vasaros, nei žiemos, nei savaitgalio laikas nesiskiria. Okay. Kiekvieną mielą dieną ta pati rutina. Okay. Nes pas mane, jeigu ne treniruotės diena, tai vadinama rest, aš vis tiek dažniausiai einu į salę, tai prieš varžybas einu pozuotis, kardio daryti, o ne sezono metu einu tempimo pratimus, mobilumo, nes kai didelis... Be salėse, nematau? Ir ne tai būna, kad neinu, bet supraskit, kad kai tokio amžiaus esi, tai ir sąnariai raiščiai visai kitokie yra ir tu turi jau judinti. Ir ypač, kai mano darbas labai daug sėdėti mašinoje yra. Einam prie raiščių sąnarių. Aha. Einam prie raiščių sąnarių. Kasgi čia? Žinau, kad Vilius šitą mėgsta. Jo, labai. Ir dar gal apelsiną. Jo. Tai yra kolagenas. Apie šitą labai daug yra šiandien dienai skalambinama ir šnekama ir tiesos, ir netiesos. Kiek jis reikalingas, kiek jis nereikalingas. Galim truputį prasiplėsti. Aš beje su Ana jau laidoje truputį apie tai užsiminėme, kur žmonių supratimas apie kolageną skiriasi, kad jeigu jūsų mityboje nėra pakankamai suvartojamų baltymų, tai faktas, kad nemaža kolageno dalis būtent nukeliaus į raumenis. Bet pagal savo aminų rūgščių lentelę kolagenas nėra tinkamas vien tik tai raumenim atstatyti. Ir tada greičiausiai jau nebelieka būtent sąnariams jungiamiesiems audiniams, ko reikia ypač su amžium, kada mes nuo 30 metų jisai mažėja. Jisai mažėja. Ir tai yra būdas padėti savo. Vilius, žinau, kad nepriekaištingai pasisu. Kiek baltymų dienoje pas tave? Kokį 300 tikrai yra? Jo, kažkur. Pasižiūrėčiau, pasakyčiau tiksliai, bet nemažai. Faktas, kad Vilius susirenka tos baltymus. Ir jis tą daro jau metų N. Tai kolageną, jeigu jisai vartoja on the top, tai yra faktas, kad būtent nebe raumenys pasiima, nes raumenys yra pamaitinti iš maisto, o nukeliauja ten. Ir tu nekartas minėjęs, kad turi jauti tą kolageną, jo naudą ir visą kitą. Taip, vat būtent jaučiu, nes būna etapų, kada buvo, dabar jo nebėra, kad aš tiesiog nevartodavau ir iškart pasijausdavau, ypač per pritupimus. Būdavo padarai pritupimus su dideliu svoriu, 3 dienas kelių sąnariai, o dabar jau visai jokių pertraukų nedarau, vartoju reguliariai ir praktiškai jeigu pas mane nėra taip, kad vienas indelis praimtas ir jis vienas. Pas mane visą laiką yra vienas nepraimtas ir vienas praimtas. Kai praėmi tą, kuris buvo nepraimtas, jau iš karto išsiskirtas. Jo, rezervą būtų. Kaip ir proteino, visą laiką į priekį. Čia buvo irgi smart. Mažiausiai 2 bankės turi rezervę būti. Dažnai kočiokų dar ir skonių reikia skirtingų turėti. O pas mane specifiniai skoniai, ne. Aš pas mane galbūt tik 3 skoniai. Tai jeigu kas liečia proteiną, tai šokoladas, sausainis ir kava kokia. Jokių ten prabangių nenoriu, bet tavęs klausiu apie pistaciją, sakai, turėsi, tai va, to norėsi. Čia tu užbėgai, dar žiūrovai žino, šis tau draugiškai papasakojau. Tai iškirpkite. Ne, paliksim. Čia nieko negirdėjot. Ne. Apie kolageną norėjau pridėti, kad būtent šitie Asgardo Vital Flex kolagenai, jie yra papildomai su nemažu kiekiu gliukozamino, MSM rūgšties ir chondroitino, aišku, vitaminas C, kas yra būtina kolagenui. Ir šiaip, jeigu chebra kažkur perkate kolageną, būtinai pasižiūrėkite, kad būtų vitamino C įdėta. Vitaminas C yra enzimas kolagenui įsisavinti. Tai yra privalomas dalykas, nes jeigu jūs vartojate kolageną be vitamino C, greičiausiai iš jo jokios naudos negausite. Kaip ir geležį be vitamino C, tas pats. Lygiai tas pats. Nors smagiausia dalis, aš kaip sakau, kur, bet metant svorį, ir ruošiantis varžyboms, tikrai galima padaryti ir tą mitybą skanesnė, įdomesnė. Jo. Ir žinau, Ir kągi aš čia turiu. Čia yra iš tikrųjų, Vilius jau žino. Tai šiaip aš žinau. Daug kas žinote, kas sekate, kas apsipirkinėjate, papildys tą shop. Tai čia viską iš tikrųjų štai ir atvežiau. Tai yra būtent Rabeko belgų gamintojų padažiukai. Čia žinokit, hibrytę galiu pasakyti taip. Vilius gali man paantrinti, kad čia nėra tie zero padažai, kur būna vartoji ir nesupranti, ką ten būna. Bet toks matai, tai apgaudžinai. Kad, tipo, įdėjau kažkokio skonio. Čia iš tikrųjų yra tarsi natūralūs padažai, kur yra visas arkliukas gamintojo, išėmė cukrų, įdėjo saldiklį
iš karto sumažino kaloražą ir tiesiog kur įmanoma sužaidė su riebalų kiekiu, nes riebalai dažniausiai didelį kalorijų kiekį ir padaro. Viena kalorija riebalų yra 9 kalorijos. Tai šitie padažai nėra zero. Negalvokit, kad čia vėl tie zero, kur plasmasės skonis. Šitie padažai yra su labai mažai kalorijų. Pavyzdžiui, teriyaki padažas, kuris per 100 gramų turi 37 kalorijas. Čia per porciją rašo. Per porciją, ne? Ne, čia per porciją. Priekį tai porcija. Tai per 100 gramų, tai kas būtų trečdalis indelio, kur tikriausiai... Čia aš nežinau, kiek reikia. Nelabai išeitų net suvartoti. Tai 37 kalorijos. Tai jeigu mes ten nusidėjom, aš kaip sakau, dažniausiai 15-20 gramų, tai va čia ir būna tas servingas. 6 kalorijos teriyaki, pavyzdžiui, majonezas. Aš žinau, tu mėgsti maišyti dar sukrieną įsukiais. Jo. Šitas žiauriai geras, čia yra, man atrodo... Va šito nesubandęs. Tai yra Ovidijaus Ringio, gerbimo trenerių, man atrodo, mėgstamiausias. Ir man iš tikrųjų labai patinka, tai yra toksai tarsi majonezo su papriku. Ir su mėsytė yra superinis. Aišku, čia yra saldumynų mėgėjams, kas norite varškės, jogurtus, blynus gardinti, košės, tai yra sūdyta karamelė ir aišku, klasika šokoladas. Šitų padažų iš jūsų yra, man atrodo, dabar aš taip, jeigu nepameluosiu, nes vakar atvažiavo nauja partija, yra apie 18-19 skirtingų. Tai įvairiausi majonezai, mėsiniai padažiukai, nuo tų klasikinių barbekių, ketšupų, kario padažų. Tai va, žinokit, gali drąsiai išbandyti ir aš asmeniškai jos pamilau, nevartoju tikrai kibirais, vartoju kaip ir viską protingai, bet mėgstu tą maistą pasigardinti, o man patinka ir frakcija pačio to, žinai, viso padažo. Žiūrėk, ką norėjau pasakyti būtent apie padažus. Būtent šitie, jie yra, kai dauguma nusipirkų padažų būdavo, kai vandenį išpurški ir ten skonis pasūdyto vandens su neaiškiu prieskoniu. Tai kas šitie, tas yra tirštas, apie majonezą iš vis nekalbu ten tirštumos, bet šiaip padažai yra tiršti ir tas skonis ant tiek natūralus. Pavyzdžiui, yra labai geras šito neragavęs, tai bet Andalūzijos padažas. Andalūzija. Jo. Labai geras su mėsytė. Jo. Bet aš, pavyzdžiui, padažų, man per pasiruošimą ir taip maistas yra labai skanus. Palyginus. Tai aš labai minimaliai, o kai jau ateina jau kelios savaitės iki varžybų sajus nutraukiu. Kad saldiklių išvengti. Jo, dėl šventos ramybės, nors Ovidijus sakė, lyg tai galima, bet aš... Kad Ovidijus ir pats užsukdavo paskui. Bet aš geriau sakau, aš pakentėsiu, nes man jau, kai maisto mažai, žinok, tie ryžiai jau tampa kaip pyragas. Aš žinau, manau, daug kas metė svorį, žinot, kad ir 60 gramų ryžių tampa be galo skanus ir tu pradedi pajausti tą ryžio skonį. Taip. Kaip masės periode kiši ir galvoju. Tai šiaip jo, padažai iš tikrųjų padeda tą maistą padaryti skanesnį ir metat svorį, drąsiai galite įtraukti. Tai yra friendly makro. Tai tikrai paskaninsite savo mitybą ir nereikia sakyti, kad pačiokai valgo vištieną su ryžiais neskanę, ne? Jo, ne, taip, tikrai ne. Pas tave dabar, va, tu turėjai ofą, kur tu buvai daugęs iki 116, man atrodo, ne? Tai buvo labai vienkartinis šuolis, bet šiaip reguliarus jau buvo 114 pasiekęs. Kiek pas tai maisto buvo? Aš žinau, kad daug. 5,5 kažkur 1000 kilokalorijų, šiaip ganėtinai ne, nes esu matęs, kad prie panašaus kūno svorio ir daugiau valgo. Bet man jau buvo, aš jau buvau atsimušęs į lubas ir jau... Tu valgiai 6 kartus? Gal 7 sporto dienom gaudavau su post-workout mylu, tuo, žinai, kur sausi pusryčiai ten. Tai, bet supras, kaip yra. Mano dienos ilgumas ofe yra 18 valandų. Nes aš 6 valandas miegu. Priepia 20 valandų, nes aš miegu 4. Tai įsivaizduok, kai žmogus miega, tarkim, 8 valandas arba 9, jam lieka grubiai 15 valandų gyvenimui, jam 6 valgymai yra daug. Taip, 5 dažniausiai valgo. Arba 5. Bet kai tavo dienos ilgumas yra 18 arba 20 valandų, tai tie 6 valgymai tu net nejauti. Ten kas geras 3 valandos. Tai. Čia sunkioji dalis. Jo, tai man yra ganėtinai sunku per pasiruošimą su valgymu kiekiu. Kai yra 5, tarkim, valgymai ir tu jas turi išdėlioti 20 valandų tarpą. Dabar turi kalorijų maždaug. Tai net ne maždaug. Sporto dienom 3800, o ne sporto 2600. Tai daug, lyginant. Bet
Jautiesi Man alkanas gyvenime. labai. Jo. Supratau. Nu kaip priprat. Ir matai, sakau, vėlgi, kai ilga diena, degini visai kitaip. Ir... Tai bičiuliai, aš galvoju, aš tik įsigeriau savo pre-workoutą. Man jaučiu, kaip žandus tempia. Bado? Nu, toks lengvas, nėra žinai tokios stipraus badimo, bet toks va, tampo veidą. Tarsi masažiukas būtų lengvas. Būtinai galit, kas išbandę esat Rabeko, parašykite komentaruose, kokie jūsų mėgstamiausi Rabeko padažiukai. O jeigu nebandėte, tai žinot, kur išbandyti. Eisim su Vilium persirengti ir iš tikrųjų mes susitiksim antroji mūsų laidos dalyje, kur mes turėsime Pool treniruotę. Jo. Pool tai yra Trauka. Jo, tai mes su Vilium pasportuosime. Aš kaip sakiau, džiaugiuosi, kad yra 80% Viliaus pajėgumo treniruotė, nes būtų deadliftai dušiam sunku. Aš nežinau, ar darysim deadliftus, nu gal. Kaip tu pasakysi, aš tau sakiau, aš prie tas pristaikysiu Viliu. Tai vat persirengsim, pasportuosime ir ten mes daugiau pasišnekėsime apie pačias treniruotės, apie tavo splitus, kiek sportuoji, kaip sportuoji. Nu, ir aišku, dar paliesim gal vieną kitą mitybos temą. Okay. Gerai? Okay. Tai va, bičiuliai, atsisveikinu šioje laidoje su jumis ir susitinkame jau antroje laidoje, kur mes sportuosime.